kuomet tu priimi kitos kultūros žmogų, jau tikės kitos patirties, bet kai yra vaikas ir dar paauglys, tai supranti, kad lengva nebus, bus visko, kad negali žiūrėti per rožinius akinius, bet turint 2 paauglius savo, aš kažkaip buvau nusteikus optimistiškai ir labai tikėjau, kad bus gera patirtis, kur jinai buvo. Oi, čia buvo labai toks šeimos ilgas sprendimas, nes turim 3 vaikus ir merginos labai entuziastingai žiūrėjo iš tą mainų programą, o sūnui buvo toks truputėlį laiko turbūt reikėjo suprasti, kas čia gero ir kodėl mes turim dalinti savo namais su kažkuo, kodėl turim priimti kažką svetimą ir dar iš kitos šalies ir toksai buvo, net nežinau, merginos labai norėjo mergaitės. Ir čia toksai kaip nežinau, turbūt moteriški prigimtis šaukia, bet aš kažkaip į tai pažiūrėjau, kad turbūt visiems vaikams gerai ir kadangi turim 2 mergaitės ir berniuką, tai kad bus geras balansas vien dėl to, kad bus 3 vyrai, 3 moteris. Ir gal tas toksai pasibandymas kaip šeima su 4 vaikais, 2 ir 2, balansas, balsavimas lygus balsai ir taip toliau. Tai va čia turbūt ir nugalėjo tai, kad mes vis tik tai nusprendėm berniuką. O dabar kodėl Luką? Tai kuomet rinkomės labai daug informacijos, neturėjom vos kelis sakiniai ir nuotrauką, tai iš tiesų labai sunku pasirinkti. Bet kai žiūri į nuotrauką, tu tiesiog pajauti, kad vat būtent jisai. Ir nežinau, perskaičiau aš jo prisistatymą ir toks kažkoks tai artimumas buvo ir tiesiog pasidaviau tam pirmam įspūdžiui. Nes paskutinį sprendimą priėmiau aš, nes šeima balsavo labai skirtingai ir labai ilgai nesutarė ir kadangi esam 5 ir mūsų balsavimas pasiskirstė tolygiai ir viskas priklausė nuo manęs, tai aš pasirinkau Luką. Labai daug nežinomybės, daug klausimų. Čia turėčiau padėkoti Lukai, kad jisai pats parašė pirmas ir mes turėjom kontaktą, kad jau supratau, kad jisai nedaug žodžiauja, kad italas gali būti ne visai itališkas, ne visai italas tas, kurį mes pripratę matyti filmuose, pripratę kažkur tai sutinki italai, jie labai daug emocijų reiškia, labai emocionalūs ir daug kalbantis, tai Luka nebuvo toksai, bet pagal susirašinėjimus jau kažkodėl tikėjausi, kad jis bus kitoks. Bet stengiausi nesusidaryti to pirmo įspūdžio, nes, geriau susitikti, pažinti ir tada turėti tą jausmą, negu kad nusiteikti. Tai kadangi tai buvo vasaros pabaiga ir mokslo metai artėjo, ir taip šeimoje visokių rūpesčių labai daug, tai tam net nelabai gal turbūt ir buvo laiko galvoti ir kažką tai prisigalvoti. Tai čia turbūt pliusas laikui, bet stengiausi neturėti kažkokio nusimatymo ir kažkokio tokio tiesiog pasiduoti sroviai, pasiduoti plaukimui ir priimti tai, kaip yra. Tai va. Tai buvo surprizas, kad jisai, ne tai, kad surprizas, nustebino turbūt, nes tai, ką mes matom apie italus visą, tiesiog kokią turim nuomonę apie italus, tai Luka buvo visai kitoks, jis buvo santūrus, tylus, gal dar nustebino tai, kad aš tikėjausi, kad jis bus aukštesnis, nes jisai ūgiu buvo kur kas mažesnis, nei aš jį įsivaizdavau, tai čia va, turbūt tas ir pasitvirtino, kad nereikia nusiteikti ir susidaryti kažkokį tai vaizdą ir ta italų kultūra, man italai šiaip iš esmės labai patinka, labai mėgstu itališkus patiekalus ir keliauti į Italiją ir čia turbūt buvo tas šansas pažinti šalį iš žmogaus, kuris ten gimęs, užaugęs ir šiaip labai pasisekė, nes Luko šeima jie yra iš Sardinijos, bet visa giminė turi labai gilias tradicijas tiek maisto gamyboje, tiek visame kultūros perėmime ir dovanos, kurias siuntė mums jo tėvai, tai priversdavo įsižioti ir net nežinau, jaučiausi priimta į šeimą visomis prasmėmis, nes, pavyzdžiui, dovanų gavom jo prosenelės siuvinėtus rankšluosčius. Gavom pintas tokias lėkštes, kur irgi jo prosenelių darbas, tai yra iš šeimos kraičio, iš šeimos palikimo,
Tai čia yra toks ryšys artimas, kur, nežinau, turbūt tik italai tą sugeba taip padaryti, kad tu jaustumėsi priimtas į jų šeimą, žmonių net nematęs. Tai čia labai toks gilus ryšys man. Jis atvažiavo, buvo rugpjūčio pabaiga, bet labai stipriai lyjo. Ir tą dieną, kai jis atvažiavo, netgi lyjo ledukais, kas gyvenant Italijoje, pietuose, jas nelabai buvo matęs. Sakė, sniegą buvo matęs keliaudamas Londone, bet šiaip nebuvo matęs, tai jam buvo labai įdomu žiūrėti, kaip tas lietus taip pat niekad nesibaigia. 3 dienas ištisai lyja ir vaikščiojo nuo vieno lango prie kito ir vis kalbėjo, kad nesu matęs taip ilgai lyjant, nes sako, pas mus Italijoje ateina lietus, pralyja ten tas kelias dienas, staigiai viskas baigėsi ir viskas, o pas mus sako lyja ir lyja. Tai va tos pirmos dienos buvo turbūt labai sunku, nes lietus jam buvo nepažįstamas, kažkur išvažiuoti, kažką pamatyti nelabai ir norėjosi ir jam pačiam. Ir tas turbūt po kelionės apsipratimas, tai pirmas dienas leidom namuose, tai toks truputėlį buvo aišku keistas, kai bandai pažinti, ką jisai valgo, ką jisai mėgsta, ką iš viso mėgsta veikti, kokia jo dienos rutina. Ir čia turbūt buvo daugiausiai tokių iššūkių tiek mums prisitaikyti prie jo, nors organizacija rekomenduoja juos pritaikyti prie mūsų, bet aš stengiausi, kad pradžioj jisai jaustųsi komfortabiliai ir bent kažkiek atspindėti tą namų atmosferą, būtų mama, kiek aš tą galėjau padaryti. Tai tos pirmos dienos buvo iš tiesų įdomiai, nes jisai daug neklausinėjo, turbūt daugiau man atsakinėjo į mano klausimus ir aš iš tų klausimų turėjau susidaryti vaizdą, kaip jisai gyvena, kokia jo rutina, kaip jisai valo, prieš kiek laiko keliasi į mokyklą, ar jį žadinti ar nežadinti. Ir tokie klausimai, kur, turbūt aš dėl savo to komfortabilaus jautimosi stengiausi išsiaiškinti. Tai jos buvo įdomios, bet kartu ir keistos. Aš galvoju, kad kaip bebūtų, tai yra kompromiso ieškojimas. Aišku, mes stengiamės laikyti, kadangi mūsų 3 vaikai ir juos taip lengvai nepakeisi kaip vieną, tai ir iš tiesų tai Luka atvažiavo pažinti mūsų šeimą, mūsų kultūrą, mūsų gyvenimo ritmą, tai labiau stengiamės jį pritaikyti. Bet aš tada sakiau, kad jeigu jisai nenori valgyti būtent to maisto, kurį mes valgom, jisai gali pasidaryti savo. Tai prasme, palikdavau galimybę jam priimti kažkokį kitą sprendimą, negu mes darom. Bet čia buvo labai įdomi, nes iš tiesų, kai aš jo klausiau, kokia tavo rutina, tai jis iš karto pasakė, kad jis ryte geria tik tais kavą. Tuščius skrandžiukas, man jau buvo, nežinau, čia visiems kartoju, kad tik tai, jeigu kava, tai jinai netuščius skrandžių, bet jisai geria kavą ir pirmą kartą valgo 14 valandą. Tai iš to vietoj pasakiau, kad ne, kol tu pas mane gyveni, tu valgysi pusryčius ir tada gersi kavą ir jau paskui jau kaip tau gaunasi. Tai galutinis rezultatas buvo toksai, kad po turbūt 2 mėnesių Luka nustojo gerti kavą rytais ir jis iš viso nustojo gerti kavą. Mūsų vaikai pradėjo gerti tuo metu kavą, nes geras pavyzdys yra užkrečiamas, bet jis pradėjo valgyti pusryčius ir tiesiog mėgavosi pusryčiais ir su kiekviena diena mačiau, kad suvalgo daugiau ir kad jam tas labai tiko. Ir kuomet aš klausiau jo išvažiuojant, ką labiausiai jauti pakeitęs, tai jis būtent įvardijo, kad valgyti pusryčius, nes pusryčių jis nevalgydavo. Aš gal neskirtumus išskirčiau, bet tokį labai įdomų pastebėjimą, kur iki šiol pasakoju su tokiu teigiamu geros emocijos nustebimu, nes mūsų vaikai lanko katalikišką gimnaziją ir sekmadieniais eiti į mišias yra kaip ir būtinybė. Ir šiais metais tais metais, tuo metu, kai jis gyveno, mūsų merginos vienai buvo sutvirtinimas, kitai buvo pirma komunija ir kiekvieną sekmadienį mes ėjom į bažnyčią. Ir savo anketoje jis buvo nurodęs, kad jis yra netikintis. Tai aš kas kartą paklausdavau, mes važiuojam į bažnyčią, ar tu nori važiuoti su mumis? Ir jis iš tiesų neatsisakydavo. Jau į pabaigą tai pradėjo taip, kad ne, aš liksiu namuose, nes aš jaučiuosi pavargęs, noriu pailsėti. Bet čia turbūt ir normalu, kad atėjo žiema, tamsus metas ir jis jau jautėsi, kad pavargęs ir reikia daugiau miego ir jau turbūt namų ilgesys slėgė. Bet pradžioje jis su mumis eidavo į bažnyčią.
Ir aš sakydavau, kad tu gali nedaryti, tiesiog pasėdėti. Bet jisai kuo puikiausiai viską žinojo, kaip elgtis per mišias ir viską darė ir netgi ėjo komunijos ne kartą. Tai čia buvo tas toksai turbūt italai, tikinti tauta ir nesvarbu kokia kalba, bet vis tiek bažnyčia yra bažnyčia ir žino, kaip elgtis. Tai vienas dalykas bažnyčia, kitas dalykas tas kavos gėrimas, tas mūsų vaikai tai negėrė kavos, o kuomet atvažiavo Luka, gerdavo kavą, mūsų vaikai taip pat pradėjo gerti kavą ir dabar turim situaciją tokią, kad Luka nustojo gerti, o mūsų vaikai vis dar prisimena, kad kavą reikia gerti. Kas yra smagiausia ar kas nors, kas geriausia prisiminti, bet aš kaip gerą patirtį įvardinu visus tuos 4 mėnesius, kol buvom su juo, nes kiekviena diena buvo kažkokia kitokia. Gal tas toksai, labai prisimenu pokalbius, kuomet turbūt paatviraudavom tuomet, kai aš jį veždavau iš mokyklos. Ir nors iki mūsų važiuoja autobusas ir vaikai gali grįžti viešuoju transportu, ir kuomet aš negalėdavau, tą jie ir darydavo, bet aš labai mėgdavau nuvažiuoti pasimti būtent Luką ir savo mažąją iš mokyklos, be didžiųjų vaikų ir važiuojant namo kalbėtis. Tai vat iš tų pokalbių turbūt vienas toks labiausiai man kaip mamai toks pokalbis užstrigęs, kai Luko paprašė pristatyti visai mokyklai prezentaciją apie Italiją, o aš kaip suprantu, tai jie nelabai turi patirties kalbėti prieš didelę auditoriją. Ir jis labai jaudinosi, kaip aš pristatysiu, aš niekada to nedaręs, man čia širdis kulnuose, aš negaliu, aš atsistoju, aš pamirštu, ką noriu sakyti. Ir visą kelią namo, yra maždaug 15 minučių, aš bandžiau traukti įvairias istorijas iš savo gyvenimo, kada aš turėjau tą daryti. Ir bandyti jį įtikinti, kad tu gali, kad tai nėra kažkas išskirtinio ar kažkas labai blogo, nes tu gali čia būti savimi ir papasakoti apie save, apie savo šalį, apie savo kultūrą. Ir tas, matant, kaip jisai atsipalaiduoja ir priema tą mano pagalbą, tai turbūt buvo toks man asmeninis, tai kaip mamai didžiausias lūžis, kad aš vis tik galiu kažką tai įtikinti, galiu kažkur tai padėti ir kad, kaip sakė mūsų vidurinėlė, kad galiu atrakinti tą vaiką. Tai aš manau, kad tas momentas įvyko būtent tada. Jisai mokėsi lietuvių kalbos ir kažkaip prieš Kalėdas ten mes juokais pradėjom klausinėti, kiek jisai išmoko, tai sakinį paprastą galėjo pasakyti, o kuomet aš jau paklausiau mokytojos, kuri mokino lietuvių kalbos, tai šiaip labai gyrė, nes sakė apie save, jisai kuo puikiausiai gali ne tik papasakoti, bet ir parašyti lietuvių kalbą, tai labai nustebino. Nes kai tik atvažiavo, mes klausime, ar tu norėtum, kad mes kalbėtumėm lietuviškai šeimoje. Ir jisai labai nedrąsiai, bet pasakė, kad mano tikslas yra išmokti lietuvių kalbos ir aš ją mokysiuosi, bet gal bus paprašiau, jeigu jūs kalbėsit angliškai, kol aš priprasiu. Aišku, tas kol kas užsitęsė iki kol jis išvažiavo ir mes vis dar kalbėjom angliškai. Bet tiek aš, tiek mūsų mažoji stengdavomės tos lietuviškus žodžius kažkaip įpinti į darbotvarkę. Tokius einam valgyti, labas, viso, iki pasimatymo, tie žodžiai, kurie vartojami yra kasdieniniai kalboje, tai sakydavau lietuviškai. Kad bent dalinai jaustųsi mūsų šeimos nariu, tai aš manau, kad tas irgi prisidėjo prie kalbos mokėjimo. Mes vakarienės valgom kartu prie bendro stalo, maksimaliai kiek tai įmanoma, bet būna visokių problemų pas mūsų vaikus, kur tiesiog turi išsispręsti ir jie patys nenorėdavo pasakoti angliškai. Bet mes su vyru prašydavom, kad kalbėtumėm angliškai, kad ir jisai suprastų. Nes jeigu netgi ir kalbėdavom lietuviškai, aš stengdavausi išversti apie ką kalba, kad jis nesijaustų kažkur tai iš šeimos įstumtas, ar tiesiog sėdi ir turi atsėdėti tą laiką, kol tu valgai, nesuprasdamas nieko. Tai aš taip nenorėčiau jaustis, tai nenorėjau, kad ir jisai jaustis, tai stengdavausi versti. Netgi jeigu kažkur tai būdavo, važiuojam pas draugus ar pas mus draugai atvažiuoja, vis tiek tie vaikai ateina valgyti prie bendro stalo, tai stengdavausi, kad kažkur šalia sėdėtų ir bent truputį išversti. Tai tikrai stengiausi, kad jaustųsi gerai, bet pagrinde buvo anglų kalba.
Dukros pasakymas, kad mama, tu jį tikrai atrakinsi, tai supratau, kad aš galiu atrakinti ir kitą vaiką, ir netgi tylų ir nekalbų vaiką. Ir man turbūt kaip mamai, tai tas suteikė ir pasitikėjimo, ir stiprybės, ir aš savim didžiuojuosi, kad galiu priimti kitą kultūrą ir prisitaikyti. Ir aš didžiuosi, kad aš išdrįsau. Aišku, didesnis iniciatorius buvo vyras, nes viso šitų mainų programos, nes aš kažkaip turėjau daug abejonių, kad prasidės kalėdos, man pats darbymetis, aš prisiemu atsakomybę už dar vieną vaiką, bet turbūt dar kartą gyvenime pasitvirtino tas pasakymas, kad nėra geresnio laiko už esamą. Ir tai bus kaip bus, ir tu tikrai prisitaikysi, ir tikrai iš to išeisi, ir tikrai rasi sprendimą, kaip bebūtų. Bet reikia kalbėtis ir girdėti ne tik tais tą vaiką, kurį tu priemi, bet girdėti ir savo šeimą, nes visai šeimai čia buvo iššūkis. Man pačiai tai labai daug davė iš viso apie kantrybę, apie turbūt tos kitos kultūros pažinimą ir kad jie gali būti kitokie. Tai aš daugiau tokius turbūt ne kultūros pokyčius ar kažkokius tai atradimus įvardinčiau kaip šitos programos pliusą savo, bet turbūt savo vidinius, savo asmeninius, vaikus pažinti kitoj aplinkoje, kaip jie priema tą kitą kultūrą, matyti vyrą, kai yra kitas žmogus ir kaip visą tai vyksta šeimoje, priemama ir taip toliau. Nes, pavyzdžiui, vaikam tai buvo toks truputėlį kaip ir pasitempimas, nes Luka darė lygiai taip pat tuos pačius darbus kaip ir vaikai, turėjo tas pačias atsakomybės, tai neretai būdavo taip, kad jisai labai stengiasi, jisai labai atsakingas. Bet mūsų vaikam būna, tai šiandien neturiu laiko, tai šiandien čia namų darbai ar kažkas. O Luka neturėdamas laiko, jisai susiplanuodavo, išlaukdavo to laiko, kol jau ten virtuviai kažkaip tai jau pakrinkam, nieko nėra ir ateidavo ir padarydavo. Tai tikrai mums pasisekė, kad aš kartais sakau, kad mes laimėjom loterijoje gaudami Luką. Nes pats vaikas, jis labai buvo motyvuotas, atsakingas ir labai stengiasi iš to pasimti kaip galima daugiau ir turbūt nepridaryti mums problemų. Tai tas labai matėsi, labai jautėsi ir gal dėl to mums taip buvo lengva prie jo taikytis, nes jisai tikrai stengiasi ir taikėsi prie mūsų. Aš kažkaip gyvenime laikausi to, kad kokia bebūtų situacija, tu iš jos vis tiek kažką išmoksti. Ir problemas reikia spręsti. Ir jeigu tu kalbiesi, jeigu tu išsakai, kas tau yra negerai, neleidi tiem dalykam, kurie tau trukdo kažkur tai įsisenėti, užsilikti, tai problemų kaip ir nėra. Pas mus gavosi taip, kad mes esam penki asmenys ir jeigu kažkur važiuojam, jau esam 6. Mūsų automobilis 7 vietas, bet 2 vietos yra, kur ten nelabai patogu sėdėti. Ir visuomet reikėdavo susitarti. Tai va tas toksai turbūt įėjimas į šeimą, į tuos kasdienybės reikalus, kur vis tik tai reikia susitarimo. Tai kaip ir minėjau, pasidarė ne 3, kur yra kažkuria pusė nusveriami balsai, bet 4. Tai va tas susitarimas ir kompromisų ieškojimas, tai aš manau, kad jie labai patobulėjo. Labai patobulėjo tose dalykuose dalintis. Manau, kad Luka labai gerą davė tokį kaip pavyzdį namų ruošoje, atsakomybėse, nes turbūt kaip ir visi paaugliai mūsų vaikai linkę kažkaip tai nedaryti. Tai Luka čia buvo tikrai geras pavyzdys ir vaikai tikrai pasitemdavo, nes jeigu gali jisai, tai kodėl negali jie. Tai manau, kad čia buvo tikrai geras dalykas. Na ir aišku, anglų kalba, nes Luka tikrai gerai kalbėjo angliškai ir mums visiems tai buvo gera praktika. Tai ir anglų kalbą įvardinčiau ir sakau, tuos gerus pavyzdžius, kurie atnešti buvo į mūsų šeimą ir tik tai teigiami pliusai. Aš neigiamų tai net nelabai išskirčiau, nes turbūt net sakau ir iš tų neigiamų, ką pamatai, kad kažkas tai ne taip kaip pas mus, tu vis tiek kažko naujo išmoksti. Tai vaikam tai čia yra tik tais pliusas. Pas mus toks yra virtuviai kaip
kaip kolona, tiesiog ten spintelės statytos, bet galima aplinkui apeiti. Jau kuomet jisai pradėdavo eiti aplinkui tą koloną ir taisytis plaukus taip, tai žinodavau, kad jau kažko nedrįsta pasakyti, kad jau aš turiu pradėti pokalbį ir paklausti, gal tu kažką nori pasakyti. Tai va čia turbūt tie dalykai, kur tu išmoksti, nuskaitai ir perfranti tą vaiką ir jau supranti, kur tu esi ir ką turi daryti. Tai, jo. Tai apie tos smagius nutikimus ir kultūrinius skirtumus, tai prisimenu tokią istoriją, kad buvo rugsėjo 1 ir aš iš vakaro pasakiau, kad pas mus rugsėjo 1 yra švenčiama, pamokų nėra, kad gėles nupirkom auklėtojai bendrai ir jam nieko neštis nereikia, nes kažkaip tikėjausi, kad pas mus rugsėjo 1 taip pat švenčiama. Ir rugsėjo 1 ateina Luka į automobilį, nes mes laukiam jo lauke su kuprine, su kompiuteriu pasiruošęs eiti į pamokas. Vyras pradėjo juoktis, paėmė kuprinę ir įdėjo į bagažinę, sako, žinok, šiandien švenčiam. Tai vat iš tų tokių dalykų, kas labai jį sužavėjo, tai ir buvo rugsėjo 1, kad mes ją švenčiam, o neinam nuo pat pirmos dienos į pamokas. Ir tas pats buvo su Kalėdom, nes mūsų vaikai mokosi katalikiškoje gimnazijoje ir tokia yra tradicija, kad turim bendruomenės kūčias, kuomet susirenka vaikai su tėvais, mokytojais ir tą būnam, švenčiam negali sakyti. Kūčių vakarienė būna, visi dalinamės, valgom ir jam tai buvo toks, nežinau, atradimas, kad žmonės tokius dalykus švenčia, kad susirenka ir dalinasi. Kai mes klausim, kaip pas jūs būna, tai atsakymas buvo toksai, na, jeigu labai labai pasiseka, tai mums leidžia per paskutinę pamoką atsidaryti čipsų pokelį. Ir čia būna visas šventimas Kalėdų mokykloje. Tai aš tikiuosi, kad šitą prisiminimą jis įsiveš kaip gražų, kad mes ne tik tais dirbam ir mokomės, bet ir švenčiam. Tai va, tai pas mus yra gerai. Kažkodėl visi įsivaizdavo, kad mes, kai aš pasakydavau, kad pas mus atvažiuoja italas ir skubėdavau sakyti, kad 4 mėnesiai, nes visiems atrodydavo, kad atvažiuoja savaitai. Nes maždaug, ai, tai kas čia tokio, taigi čia atvažiuos ir išvažiuos. Ir kai pasakydavai, kad 4 mėnesiam, tai reakcija būdavo tokia, kad jūs išprotėt, jūs turite 3 vaikus, jums ką neužtenka, tai kada jūs čia spėsit, o tai kodėl jūs jį priėmat? Ir dar kitas dalykas, kad labai daug kas galvoja, kad tau moka pinigus. Nes tai jums čia apsimoka? Nu, ne, jums čia moka? Nu, ne. Tai kodėl jūs jį pasiėmat? Na, bet aš manau, kad iki tokio požiūrio, iki to, kad tu gali pasimti svetimą vaiką iš kitos šalies, reikia užaugti. Na, čia tikrai ne kiekvienam. Tu turi tą pajausti va čia ir tiesiog išdrįsti. Jau dabar tai jaučiu, kad padariau labai gerą darbą vaiko gyvenime ir iš tiesų sau linkiu, kad Luka užaugęs net ir po N metų aplankytų, parašytų ir kad žinočiau, kaip jisai gyvena, nes jis jau tapo šeimos dalimi. Man tai tikrai tapo labai brangiu žmogum, kurio gyvenimą aš noriu žinoti, ką jis veikia gyvenime, kaip jam sekasi, ką jisai pasiekė, nes jaučiuosi prie to prisidėjus. Nes tų tokių nutikimų, tai, pavyzdžiui, aš klausiu mažosios, ką tu labiausiai prisimeni, tai kaip ir sakė man Prasma, kad labiausiai susidraugauja su mažiausiu vaiku. Tai pas mus tas tikrai buvo, tikrai ir jis labai gerai jausdavosi, kai aš sakydavau, eina iš mokyklos, kad aš atvažiuoju paimti, tu paim Giedrę. Jis labai gerai jausdavosi, kad galime eiti, paimti ir taip toliau. Tai vat mūsų mažoji, tai labiausiai prisimena vakarus, nes jie dažniausiai būdavo, kad ten laksto, grūdasi, namai visi skamba ten, nežinau, jai tai buvo labai geras laikas mokytis anglų kalbos, nes jos anglų kalba tikrai labai patobulėjo ir tie turbūt vakarai tai yra tai, ko jinai labiausiai dabar pasiilgsta, nes tas bendras laikas kartu gražiausias prisiminimas likęs. Nes iš tiesų tai vaikai tai susirašo viskas čia ir turbūt taip ir turėtų būti. Bet tas buvimas kartu, tai net jausdavau, žinokit, kai, pavyzdžiui, kur nors minioje einam, važiuojam kažkokį renginį ar kažkur, kur daug žmonių, tai Luka ne mane saugodavo ir ne vyrą, bet eidavo su mūsų mažąja, nes matyt, tas saugumo jausmas iš jos buvo turbūt tas stipriausias ir turbūt saugiausias.
Tai kad susidraugavo su mažiausiu vaiku, tai čia tikrai yra ne šiaip sugalvota, bet čia yra tiesa. Išdrįsti. Ir geresnio laiko už esamą nėra. Nes man tai buvo tikrai labai gera gyvenimo patirtis, kurią aš turbūt labai dar daug metų pasakosiu ir dalinsiuosi ir visiems sakysiu, kad tiesiog išdrįskit, nepabandęs nesužinosi. Turbūt pasikartosiu, kad nereikia nusistatyti, kad bus gerai ar blogai. Reikia tiesiog plaukti ir priimti tą, kaip yra. Ir jeigu yra problema, tiesiog ją imi ir sprendi.